Sveiki, tankistai, su jumis ir vėl Skotys, World of Tanks, Blitz pasaulyje. Taigi, kaip matot, turėjau kvasiuką su topiniu ginklu, topiniu bokšteliu, tik tai dar be variklio. Ir vikšrų, kurių turbūt greičiausiai ir nedėsiu, nes žemėlapiai maži nėra ten, kur per daug važiuoti. Taigi, ir šoksim į mūšį. Iš karto tada atsakysiu porą klausimų, nes tingis įrašinėti ten po video. Taigi, filmuoju aš tuos video, kur World of Tanks, normalų žaidimą filmuoju su Bandicam. Yra jo nemokama versija, ten galima berods iki 10 minučių įrašinėti, daug visokių nustatymų, kodekų, vienu žodžiu labai patogi programėlė. Taigi, tai vat, su ją įrašinėju. Tada kitas klausimėlis dar buvo, ar žinau tokį žaidimą kaip Armored Warfare. Ir jop, žinau. Ir antras klausimas buvo, ar ruošiuosi jį žaisti. Ir atsakymas taip, ruošiuosi, kadangi tai žaidimas su tankais ir moderniais tankais. Ir mačiau, kaip jį žaidžia Jingles, ten kažkiek uždarame betos teste. Ir galiu pasakyti, kad sužavėjo mane ten ir tas visas specialieji efektai ir pati grafika ir visa kita. Vienu žodžiu patobulintas World of Tanks žaidimas su moderniais tankais. Vienu žodžiu, ir potencialą jame yra galybė. Taigi tikrai reikės išbandyti. Į ten kažkokį beta testą, aš nežinau, ar aš ten... gerai. Nežinau, ar aš ten eisiu, o jeigu ir eisiu, tai filmukų tikrai neįrašinėsiu, kadangi, kaip jau minėjau, dėl techninių, kaip sakant, nesklandumų. Taigi, o pagrindė dabar susikoncentruosiu į World of Tanks Blitz, kaip sakant, galėsit pamatyti mano kažkokį progresą, link ISO 7, po to gal dar kažkokį, žiūrėk, už nugaros koks guvus. Tai vat, kur nuėjo tas šūvis, tuoj gausiu susubinę. Taigi, ir kas ten daugiau, kad dar ten klausia. Ar bus facecamas? Niekada aš facecamą nenaudosiu, man atrodo, tai kažkoks nepatinka tokie užsiėmimai. Tuo labiau, kam ten įdomu būtų į mano snukį žiūrėti. Tiesa, dabar barzdą užsiauginau, gal kažkam ir būtų įdomu. Tai va, ateik čia. Opa, dar, jis dabar man įsubinė. Nepramušė. Taigi, kaip minėjau, kad šitam žaidime yra iš tikrųjų labai geras dalykas būti visiems vienam, kaip sakant, vienoj vietoj. Mes čia visi išsibarstėm, kaip nežinau kas. Bet jie priešai dar labiau išsibarstė. Jeigu pažiūrėsiu, tuoj dar šitam. Kur nuskrido? Žiūrėk, jis mane žiūri. Taks, reikėtų to... Kaip sakant, kai nėra tų mygtukų, viską dabar valdau irgi vėl pirštukais, tai iš tikrųjų labai nepatogu. Davai, atliek. Koks guvus? Kas čia dabar? Šnyko. Reikia susitauruoti, nes kažkaip man... apvažiavo iš galo, tai labai man nepatinka tas dalykas. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas kvasas su topiniu ginklu labai neblogas, bet užsitaisimas, kaip matot, nežmoniškai. Bando išprovokuoti mane šaudą. Nusprogo. Kas ten mane šaudo? Kvasas kitas. To aš tai pašaudysiu. Opa. Taigi, bet priprantama, kaip sakant. Turbūt su stokiniu ginklu. Taigi, 4 prieš 4. Kas ten pas jais liko? Kurie čia sulindė? Sakė, kad bus kažkokie modai. Šitam World of Tanks žaidimukui. Bet jokių modų nėra. Man tas patiktų, kad būtų kažkoks modas, kur rodytų paskutinę vietą priešų ant žemėlapio, ant to mini žemėlapio. Būtų tikrai pravartu.
Ne, kalnas užstoja. Nu visi vanšotiniai tokie likę. Atrodo, laimėsim. Palauk, tai 3/4 nelys, kad aš turiu daugiau gyvybių. Teks. Iš ko aš ją šaudė, tiek nedaug žalos padarė, turbūt vien tik sprogstamųjų. Teks, kas ten? KV1. Viskas, tai galima sakyti laimėjom. Jeigu per daug nesufeilinsim. Taigi, šitas mūšis toks visai... Šiaip dažniausiai būna tie mūšiai, kad į vienus vartus visi suspardo ir... Nu, davai, sukis bokštelį greičiau. Opa. Nu. Aš sakiau, užsitaiso jisai labai ilgai. Tas KV1 dar spėjo iššauti. Nu nieko, nebedaug tau liko kentėti. Blemba. Gal taranuot. Nu. Nepavyko. Šaudo jis belė kaip. Kaip sakiau, sunku čia su juo susigaudyti. Nieko aš to pribaigsiu. Nebereikės kankintis. Так, nu ką, laimėjom. Šaunu. Kokių ten dar klausimėlių buvo po tų video? Ar filmuosiu World of Tanks? Taip, filmuosiu. Turiu nufilmavęs vieną neblogą, tokį tikrai neblogą mūšį. Reikia tiesiog atsinešti darbą ir uploadint. Ir tą mes padarysim anksčiau ar vėliau. Ką, visai neblogai prišaudžiau, 2,5. Detail, tai kiek kreditų? 28, nu visai neblogai. Taigi, su šito pašaudėm, gal tada dar su 6, nors davai su 85i, kur kažkada, man atrodo, jo, pirmasis prizas, kurį aš kažkada atidaviau savo kanale, buvo su 85i, tik tais normaliam žaidime, ne šitam neblice. Taigi, pats niekada aš jo neturėjau ant normalaus, o čia įsigijau, nes buvo kažkokia akcija už 80 centų, man atrodo, įdavė. Ir dar šitą tanką, plus 2 dienas ar 3 premiumo už 85 centus. Tai, man atrodo, visai neblogas variantas. Kieks. Guvus labai tankiukas, kaip po kokio klaso, jeigu atsisėdė, tai labai visai greitai čia važinėjau. Nu, kur, neužvažiuojam. Nu, davai, važiuok. Aš mačiau, kad kažkada čia kažkas buvo užvažiavę. Nu. Nu. O tai, kur jūs visi nulėkėt, blemba? Negerai. Išvažiavo, man nėra kas pašviestų čia. Bet nors tie gerai, kad jie visi būry ten važinėjasi, tai nors tie gerai. Gal kažką pasieks. O man atrodo, iš čia reikėtų gal Man atrodo, to reikės nežintis. Jau užspotino viskas, neždinamis. Šis gal važiuojam prie saviškių. Nesinori vienam prieš visą bandą avinų kovot. Mes ten gal po tiltų palysim. Jeigu jie pradės užžinėti bazę, tada mes po tiltų palysim. Galim čia kol kas pastovėti, pasitaikyti. Priešai turbūt iš kitos pusės viską mus bando pažiūrėti. Nu, akurat. Čerčilis. Hetzeris pavojingas.
Na, pamatysim jį. O, pasislėpė. Namai nesugriaunami, tai prasme gali šaudyti, nieko nesidaro. Tas biški nervina. Pabandysim jiems iš galo važiuoti. O, kas čia? Lemba, turbūt čia bus negerai. Negerai. Oi. Jisai jau lavonas, jeigu jam nieks nepadės. Viena gyvybė liko. Bėgam. Nieko, 3 prieš 6 turėtume laimėti. Jo, laimėsim. Žodžiu, su prieštankiniu pabūklu šitam žaidime biškiai sunkoka, nėra tų krūmų tiek daug, atstumai nedideli, greitai būni pastebėtas ir, kaip sakant, ir nudėtas dažniausiai. Oi, žiūrėk, gal nepastebės. Viskas, iš per naglai išlindau. Na nieko, sutvarkysi, tikėkimės. Kas tam, tai 4. Nu kaip nors. Štugas. Taigi, kokie čia dar klausimėliai? Neatsimenu. Nu, žodžiu, kitą kartą gal kokį sąrašėlį reikės pasidaryti, kad atsimintų. Taigi, dar įdomus dalykas šitam blice, kad, pavyzdžiui, kiek jau žaidžiau su ISU 6, dar nesykio nėra tekę susidurti su 10 lygio tankais. Iš tikrųjų labai keistas dalykas. Ir, pavyzdžiui, matchmakingas yra žymiai draugiškesnis. Tu prasme, žaidėjų, nes kaip ir dabar matėt, visi tankai 5 lygio. Tu prasme, kažkaip smagiau lošti su savo lygio tankais. Nėra taip, kad į vienus vartus visą laiką suspardytų kaip obulį ir viskas. Nu, gerai, dar 3 mūšį ir galima bus baigti. Tai va, ir žiūrėsim, jeigu neprisišnekėsim. Nors 10-9 lygio tankų nėra. Iš vis nieks nežaidžia su jais kol kas. Su 8 tai visai smagu. Galima kažkokių rezultatų pasiekti. Svarbu tik tais visiems vienom būry laikytis. Tada pergalė garantuota praktiškai. Teks, kur čia mūsų važiuot? Na, tradicinė vieta, va čia jau ten kampuko. Mygtukų tai tikrai čia labai trūksta. Džiojstiko nepasiėmiau, tai... Teks, kas ten T32. Da, ištaisysim auksą. Su pinigais pas mus geras stovis, tai galima biškį pašvaistyti. Tai čia pirmosios aukos. Na, lemba. Netyčia nuspaudžiau. Na, lysk panteriuk. Taip į priekį pavažiuok. Opa. Viskas, nebenori lyst. Atsikanda. Kas čia daugiau nieko ir nėra? Man atrodo, jo, kitoj pusėje ten būrys. Kągi, važiuojam į priekį. Karnarvonas. Iš priekio labai sunkiai pramušamas, nes reikia labai ypatingai ten taikyti. Bent gal apsuksim jį. Ai, tai 3/4. Op. Gerai.
Reikia tą 3/4 sudorot, irgi pavojingas priešininkas. Kur tas nuėjo šūvis? Ko šitaip kratos? Teks. Aš pirmas turėčiau užsitaisyti. Aha. Esu nepataikė, kažkur man šalia nukrito šūvis. Nu. Davai. Viso gero. Čia karnarvonas duodasi. Jamba dar pilnas. Kas ten per situacija? Na, jie čia dviese belikė, galima pult agresyviai. Nu, kaip sakant, va, nepalakstysis čia su šitais tankais. Tai, čia parambuosim. Tai mane užlenks šitas. Kaip sakiau, va, sunku, patranka nenusileidžia. Nu, viskas. Dar ten užlindęs, jau viskas, laimėjom. Na, viena žodžiu, bet, kaip sakant, žaidimas turi savo trūkumų, bet, kaip sakant, tokiam, vat, tai nedideliai tankų priklausomybei patenkinti, manau, užtenka. Todėl aš jį ir nespjaunu per daug. Ir kaip matot, kiek aš čia prišaudžiau, nepilnas 2000 prišaudžiau ir tik tais 3 klasę. Aš tai nesivaizduoju, kas ten gauna po 1 klasę arba meistrą. Ką reikia, kiek reikia prišaudyti, kad meistrą gautų. Žiauriai čia. Aš daug gerų žaidėjų turbūt lošia, bet man dar nepavyko jų sutikti. Nu, tai va. Aišku. Nu, tai vienu žodžiu tiek šiandienai. Tikiuosi, sulauksiu dar daugiau, kaip sakant, šitų pakvietimų į draugus. Tiesa, vat, kaip sakant, matot visą sąrašiuką, čia po praeito video tiek pas nedraugų prisirinko. Šiandien vat, su Domiu pavažinėjom, iš tikrųjų visai smagiai buvo, man atrodo, kokius 4 mūšius važiavom, metė mus, mes buvom su kvasais ir metė mus prieš 8 lygius vis, bet vis laimėdavom, man atrodo, 4 ar 5 mūšius padarėm ir visus kartus laimėjom. Tai vat, dėkui Domi tau už kompaniją, tikiuosi dar kartą sulošim, nes berods neši laimę. Tai jo, aišku, tai tiek šiandienai, sėkmės visiems mūšio lauke ir iki.